Knopa, jeigu tu tai belsi, ji tau tikrai neatidarys. Aš daužiau, nepadeda. Ką ji ten taip ilgai veikia? Ruošiasi mokyklai, juk logiška. Bet mes taip pat turime ruoštis mokyklai. Tai, pabelskim kartu. Diana! Diana! Ką, merginos? Pagaliau! Diana, ar normalu, kad mums taip pat reikia ruoštis į mokyklą? Diana, tu valiai dantis 1,5 valandos. Mums irgi reikia dabar. Taigi, jūs turite pasakyti visiems vaikinams, kad šiandien atvyktų į mokyklą laiku. Pradėsiu nuo Kirilo. Kirilai, labas rytas. Pabus, kad nepramiegotum pirmos dienos mokykloje. Beje, merginos, kuo mes šiandien vilkime? Paruošėm įvaizdį. Kas pasikeitė? Na, Dianos planai pasikeitė. Na, ne tik Dianos, bet ir mano. Apskritai mes su Diana nusprendėm, kad visos turėtume ateiti į mokyklą vienodai atrodančios, tai reikš, kad esame draugės. Supratot? Taip, mes esame lik viena, mes draugės. Merginos, šiandien dėvėkime tos pačius sijonus ir megztukus. Greičiau. Gerai. Velnes, išvaišiau pinigus chaki spalvos kombinezonui. Ne, Knopa, neišvaistei, pasimatavau ir man puikiai tiko. Draugai, sveiki visi. Šiandien aš eisiu į mokyklą. Pažiūrėkite į mano aprangą. Aš eisiu į klasę ir visi bus tiesiog apstulbę. O Kisa papūs ant mano plaukų ir jie sklaidysis. Kisa, pasisveikink. Sveiki. Nekreipkite dėmesį į jos surūgusį veidą, jei nepatinka, kaip jie atrodo su nauja suknele. Ei, Blondi, išjunk tiesioginę transliaciją. Kodėl tai pasakėjai? Aš neinu į mokyklą. Kisa, nusiramink. Draugai, parašykite komentaruose, kad Kisa yra šauni su šia suknele. Blondi, nustok mane filmuoti. Aš prieš, man nepatinka tai, kad tu mane filmuoji. Gerai, draugai, visiems iki ir linkiu geros dienos mokykloje. Ką? Kisa, gal nustok verkšlent, tu esi plėšrūnė, tu pasidarai tokia nuobodi. Geriau ateik čia, padarykim pirmosios mokyklos dienos asmenukę. Cheese! Na, merginos, prieš išeidamos susikipkime už rankų ir užpildykime vieną kitą energiją. Diana, ši idėja su kaspinėliais, ar tai taip pat tavo ir Nastės idėja? Na taip, o ką? Aš tik pradedu pavydėti. Kodėl visas idėjas turi su Nastė? Na, žinai, Knopa, kartais viskas baigėsi. Ir draugystė taip pat. Nastė, aš juokauju. Taigi, merginos, einam. Merginos, pamenat, mes rodome tik gerą pavyzdį ir elgiamės puikiai. Velės, Diana, aš taip nekenčiu būti tobula. Nastė, tu turi pamilti tai. Gerai, eime, Diana, nustok kalbėti su to Nastė. Knopa, nepavydėk. Nastė. Na ką, zuikės, einam. Nauja mokykla laukia. Vaikinai, šiandien treniruosimės. Valio! Šiandien po pamokų visų laukiu stadione. Gerai. Dramblys ateis. Šiandien pabandysiu, noriu gauti kobrą. Ar matei save, tu niekada negausi kobros. Kitas pakabukas turi būti uždirbtas. Tai geriau negu dramblys. Ką, argi dramblys ne pats šauniausias? Dramblys taip pat kietas, tačiau jis yra 4 vietoje. Dar yra 3, 2 ir 1. Gerai, tada man nereikia kobros. Aisai, tu būsi kobra. Koks pakabukas numeris 1? Pats šauniausias? Pakabukas numeris 1 yra kaukė, ji pati šauniausia ir jie gaus patys verčiausi. Suprantu, kodėl negavau dramblio pakabuką, nes aš pats verčiausias. Pažiūrėkime, kaip šiandien žaidžiate. Dabar eikime į mokyklą. Mažytė paprašė nevėluoti. Vaikinai, sveiki! Vau, gražuolės. Kirilai, tu nepramiegoji, aš labai džiaugiuosi. Tu tokia graži, ypač Diana. Ačiū. Knopa. Nustok mojuot šonai. Na, einame į mokyklą, taip, ar ne? eime, kur visi kiti? Turbūt jau mokykloje. Tikriausiai jie nori išsiskirti, atvykti pirmi. Gerai, eime, nesmagu čia stovėti saulėje. Šonai, prašau, atsisėsk toliau nuo manęs klasėje, tu toks įkyrus. Gerai, Knopa, suteik Šonui šansą. Aha, niekada. O dieve, jos eina į mokyklą, mes stebime jas už eglių. Ar galime eiti? Mes ne visi, mes esame ypatingos ir mes šiandien praleisime pamokas. Loren, tai bloga mintis. Ką, ar aš buvau apsirengusi veltui? Atsipalaiduok, dar turi laiko parodyti savo aprangą. Šiandien mes praleisime pamokas, parodykim, kad nesame tokios kaip visi. Tai viskas, jos išeina. Viloje liekam vienos. Kirilai, tik susitarkime, tu sėdi netoli manęs. Tai suprantama. Na viskas, merginos, šiandien mes esame vilos karalienės. Nieko nėra ir galime daryti, ką norime. O dieve, aš pramiegojau.
Labas, merginos, ar aš gerai atrodau? Gerai. Ačiū, jūs taip pat. Velnias, aš pramiegojau. Ji mus pamatė. Taip, viskas, taip. Jie apsimiegojusi, ji net neprisimins, kad mus matė. Eina, merginos, pasijuskime karalienėmis viloje. Tai bloga mintis. Aš irgi taip manau. O dieve, Kisa, tai mūsų klasė. Paimkite pirmas eiles. Puiku, mes atvykome pirmos. Mums reikia skubiai pašalinti TikToką, Kisa ir Blondį naujoje mokykloje, naujoje klasėje. Jis tikrai šaunus. Esu pasiruošus čia gauti aukštus balus. Aukšti rezultatai, tau reikia nušauti TikToką. Taigi, Kisa, laikykis. Bėga sekundės 3, 2, 1, pirmyn. O, Kisa, Blondi, labas, ar jau atvykot? Prašau atlaisvinti stalus, aš sėdžiu čia. Diana, iš tikrųjų mes buvome pirmosios ir atėjom pirmosios. Prieš 2 dienas įsakiau visiems, kas kur sėdės. Padėkit savo daiktus. Blondi, nesiginčykim su ją ir keiskime vietas, čia daug vakarėlių. Ne, Kisa, kodėl turėčiau pasiduoti? Diana, tai mano stalas ir aš sėdėsiu su savo drauge. Ne, Blondinė, čia mano merginos vieta, taigi atsiprašau, draugė. Blondi, galiai yra daug stalų. Gerai, pasitrauksiu. Ačiū Kirilai už palaikymą. Taigi, kur yra mūsų naujasis mokytojas? Kada jisai ateis, kur mūsų krašas? Nastė nėra mokytoja, nes dar nebuvo skambučio. Atvykome pusvalandžiu anksčiau. Žiūrėk, Aisai, aš niekada anksčiau nesėdėdavau prie rožinio stalo. Viskas vyksta pirmą kartą. Klausyk, Aisai, ar tu sėdėjai arčiau mane specialiai? Ne, tai atsitiktinai. Tikrai neatsitiktinai. Draugai, tik pagalvokit, dabar čia tikrai ateis šaunus mokytojas. Kokia jūsų reakcija? Draugai, sveiki. Aš esu jūsų naujasis mokytojas. Atidarykite sąsiuvinius ir užsirašykite temą. Ir tik įsivaizduokite, jeigu ateis labai juokingas mokytojas. Draugai, atsidarykite sąsiuvinius ir užsirašykite temą. Stop. Draugai, kokį mokytoją norėtumėt matyti mūsų klasėje? Juokingą ar šaunų? Šaunų. Ne, juokinga. Supratau. Mano mokytojas laimėjo. Turiu kitą mūsų mokytojo versiją. Pasiruošę pamatyti? Ar mokytoja yra moteris? Ne, griežtas mokytojas. Labą dieną, vaikai. Sėdame ir rašome naują temą. Velnė, Diana, norėjau šaunaus mokytojo, bet tai mokytojas Bobas. Ir beje, tai trečias variantas – griežtas mokytojas. Kisa, duok Kirilai raštelį. Blondi, tu esi arčiau jo, pasakyk jam pati, aš nežaidžiu šitų žaidimų. Gerai, Kisa, aš tai prisiminsiu. Kieno raštelis, draugai? Taigi, vaikinai ir merginos, jei norite, kad mokytojas Bobas visada būtų geros nuotaikos, nepraleiskite pamokų, rašykite visas temas ir gerai elkite, supratote? Velnės, būtų geriau, jei mokytojas būtų linksmas, dabar bus nuobodu. Jis piktas ir griežtas, reiklus. Sveiki, atsiprašau, kad pavėlavau, pramiegojau, velnės, pramiegojau. Pirma diena mokykloje, tai atleistina, taigi vaikinai ir merginos rašykime naują temą. Kisa, labas, kaip mokytojas gražus? Na, jis labai griežtas ir reiklus. Koks jo vardas? Mokytojas Bobas. Pertraukos metu turėsim atsiprašyti. Žodžiu, merginos, mane aplankė geniali idėja. Velnės, kokia geniali tavo idėja gali aplankyti. Mes praleidome mokyklą dėl tavęs. Suprasit, ką zuikės mums pasakys. Jos jau bet kokiu būdu žino, kad mes nebūsime mokykloje. Merginos, nustokit jaudintis, pasikliaukite manimi ir viskas bus gerai. Ir išmokime šokti dabar. Būkime ne tik karalienės, bet ir šokėjos. Ką jūs manot? Na, klausykit, merginos, mes esame draugės, esame trijulė ir mes turime įsiskirti. Mes jau įsiskyrėm, į mokyklą nenuėjom. Tai buvo pirmas ir paskutinis kartas. Dabar išmokime šokti. Einam pirmyn. 1, 2, 3. Mokytojau Bobai, dar kartą atsiprašau, kad vėluoju, tai daugiau nepasikartos. Iki pasimatymo, mokytojau Bobai, iki Aisai. Atsisveikinu, mokytojau Bobai, buvo labai malonu susipažinti, iki Tomai. Stela, pirmą kartą tau atleidžiu, bet vėlavimo daugiau nebeliko. Labai ačiū, mokytojau Bobai, viso gero. Viso gero. Stela, praslydai.
Na taip, merginos, šis mokytojas visai nemokytojas Maikas. Nemokytojas Maikas, taigi jis griežtas. Taip, jis griežtas, bet jis visada mus palaikys. Ir žinot ką, jūs vėluojat nuo pirmos dienos ir mes atėjom laiku. O dabar eikit ir aptarinėkit mokytoją. Ką? Velnias, kokios jūs protingos? Draugai, palaukit manęs. Ar žinot, mokytojas Bobas normalus. Jis man atleido ir pasakė, kad viskas gerai, kad pavėlavau pirmą dieną. Puiku, kad radote bendrą kalbą su mokytoju Bobu. Klausyk, Diana, ar nemanai, kad kažkas nebuvo mokykloje? Taip, man visada buvo toks jausmas, kad kažko trūksta. Taip, Moody, Loren ir Taja šiandien nebuvo mokykloje. O, pabėgėlės! Tiesą sakant, jos nebuvo mokykloje. Velnias, o kur jos dabar? Žodžiu, einam kur nors pasivaikščioti. Na nieko, eikime į vilą, aš joms parodysiu. Taip, mes perspėjom visus būti mokykloje. O, Zuiki, labas. Ne, merginos, sakykit man, ar tai pokštas? Liepiau visiems šį rytą būti mokykloje. Diana, tai ne pokštas, tai arogancija. Turime ją surasti ir papeikti. Taip, arba liepti joms palikti šią vilą. Maja, kodėl tu taip rėki? Ne, bet tai ką? Tiesiog nutrūko balsas, kas negerai? Merginos, kaip jums apskritai pirmoji diena mokykloje? Manau, kad griežtas mokytojas mums niekiek netrukdys. Taip, ir paskutinėje Zuikių mokykloje mes buvome labai atsipalaidavę. Taip, Dianai, aš taip pat irgi manau. Ir toliau, ar kasdien į mokyklą dėvėsime šias geriausių draugų juosteles, nes nelaikau savęs geriausia draugė su visomis. Aš taip pat, Knopa. O ne, merginos, jei visą laiką kovosite, žinot ką? Tada aš su jumis ginčysiuosi ir apskritai geriau suraskime tas blogasis mergaitės. Ir jūs turite joms paaiškinti, kad tai buvo pirmas ir paskutinis kartas. Merginos, mes puikios. O, žiūrėkite, pabėgėlės, merginos, ar jums negėda? Jūs nesate berniukai, kad bėgtumėte iš pamokų. O Dieve, prasideda. Ne, ir mums nėra gėda, mes tiesiog praleidome ir išmokome šaunų šokį. Dabar jums bus sunku išsisukti nuo Zuikių. Jos jūsų jau ieško, pasiruoškite. Mes nebijom. Taigi, kas pirmas meta tritaškį? Aš. Na, tiek gyvatę jau turime. Oi. Eina sau. O, vaikinai žaidžia, merginos žiūri. Kaip vaikinai žaidžia, jums patinka? Kaip sekasi praleisti mokyklą? Merginos, pirmą dieną praleidžiat pamokas. Sveikos Zuikės, mes jūsų laukiam. Pažiūrėkime į merginų pasirodymą. Kas čia bus? Kuris sugalvoja praleisti pamokas, atsakykit greitai. Ne aš, Diana, ne aš. Aš buvau organizatorė ir ką, Diana, tu man padarysi? Neleisiu jūsų vakarieniauti, merginos. Mėgstate valgyti naktį? Galbūt tai pati geriausia bausmė. Rytoj praleisit mokyklą ir paliksit čia vilą kartą ir visiems laikams. Palaukit, mes ne tik praleidome, darėme kai ką naudingo, merginos. Jūsų choreografija nėra labai gera. Kaip ir mokslai. Mes jūs perspėjom. Jos jas padarė. Tos merginos, tikiuosi, rytojos nepraleis mokyklos. Draugai, spausite laikus, prenumeruokite kanalą, spustelėkite varpelį ir laukite mūsų naujos šaunios serijos. Iki pasimatymo ir ate!